Atėjote į Vandos Sakalauskienės koncertą, teks vieną kūrinį išklausyti Nevakos Sakalauskienės. Kadangi Gulbė, tai buvo pirmas kūrinys, kurį aš atlikau, būtent savo mamos kūrinį, kartu mes atlikom. Ir tai buvo lyg toks simbolis tos kūrybos, kurią kūrė mano mama. Aš pradžiai padainuosiu Gulbė, bet šiuo atveju ne Vandos Sakalauskienės, o Edvardo Grygo. Apie tai, kaip Gulbė plauko ir savo giesmės giminę miršta. Taigi apie tai tas mūsų kūrinys. Man akomponuoja ir mamai akomponuos Grušnius, taigi mano paklausimas jam. O aš pirmą kūrinį atliksiu švedų kalba, po to viskas bus jau lietuvių, bet kaip suprantu, dabar dauguma jūsų suprantate šią kalbą, tai tikiuosi ir šį sykį suprasite. Taigi, o toliau kviečiu į šią, kaip pavadinti, erdvę, sceną, suorganizuotą Vanda Sakalauskienė. Jie, kiek žinau, su Vilium jau keletą mėnesių repetuoja ir mes jau esame padarę įrašus netgi šios programos. Kompaktą galėsite greitai įsigyti arba gauti, arba persirašyti. Bet pradžią išgirskime gyvai ir tikiuosi jums patiks, taigi Vanda Sakalauskienė, ir toliau viską papasakos. Aš tokią avantiūrą ryžausi, gal, nežinau, kaip čia man pasiseks. Tiesiog visą gyvenimą po truputėlį rašiau dainas, bet tiesiog tam, kad, pačiai savo, kaip sakant, kad jeigu kas gulėjo ant dūšios, tai norėjusi, kad išeitų į paviršių per dainą. Ir neteko viešai su tom dainom niekur rodytis, išskyrus tai, kad kai jau Jonukas pasuko muzikanto keliu, tai mes poezijos pavasarį esam pradėję keletą dainų kartu atlikę. Ir taip pat Dainuojamosios poezijos festivalyje, tai aš gavom svarus jaunųjų talentų programą. Taip. Ir šitą, laikas bėga, taip sakant, auga anūkai. Norisi, kad tai, kas, reiškia, jau suvedinėti sąskaitas, kas padaryta užbaigti darbus,
ir kažką palikti. Tai vat, buvo toks sumanymas įrašyti tas mano ne visas čia aš kiek pasirinkau, ilgesniam laikui, kad, reiškia, liktų prisiminimas ir gerbiamas Vilius, aš esu labai dėkingas, kas sutiko, reiškia, padėti, nes akapela tai neskamba. Tai prie instrumento nors nesu pripratus, bet jau mes čia kaip nors bandysim kaip nors su instrumentu galbūt, kažkas gausis. Na, tai ir pradedam jau. Ai, taip, čia bus pirmas dvi dainos, tai ta pačia kaip ir tema, bet tarp jų labai didelis skirtumas metų, galbūt 30 ar net daugiau. Žodžiu, ta pati tema, bet per, taip sakant, skirtingam amžiaus tarpsnį, kitaip jinai galbūt išryškiama. Taip. Lankam margam per galvų tiek daug šiltų žiedų, kodėl jie nenuvalo tau širdį nuo tikrų, kodėl neberamina tarpėlių tyluma, mažytės kamanėlės ir žiogelio daina. Paglosto lengvas rytas, nusineša kažką, jis sulaikyt norėjai pavargusią ranką. Kritai į sodrią žolę, juk ji bedai gilių, čia atžiogelis groja mažyčių smukelių, jis niekad neliūdėjo paunksmėdų dainų, kodėl tu negalėjai užgimti žiogelių? Kodėl tu negalėjai užgimti žiogelių? Ar pralėkė žiogyje sparnuotų paukštelių? Žoliai padalgių krenta ir tyliai vis tačia, žiogelis nesupranta, kas tai yra kančia.